Rudilių gyvenvietė yra viena didžiausių Kupiškio rajone. Čia gyvena beveik 400 gyventojų. Per paskutinį 20-metį vyko daug gerų pasikeitimų. 1994 metais padaryta mokykla, įrengti vandens nugeležinimo įrenginiai labai pagerino geriamo vandens kokybę. Dabar geriame labai švarų ir skanų vandenį iš giluminio gręžinio. Na, o gyventojų namai taip pat gražėja. Keičiami asbestinio šinterio stogai, šiuolaikiškai remontuojami pastatai, išradimai, tvarkomi želdiniai. Štai pasigrožėkime keletos Rudilių gyvenvietėje gyvenančių šeimų pastatais. Sovietmečių gyvenvietė labai išsiplėtė. Buvo pastatyta daug pastatų, atsirado gatvės pavadintos senųjų kaimų vardais. Žineliškio, Morkūniškio, Dubliškių ir kitas. Čia matote 1985 metų fotografiją, kurioje mūsų mokyklos dar nematyti, nes ji pastatyta 1994 metais. Tai trečias apšiltintas pastatas Lietuvoje. O šiemet švenčiame mokyklos 20-metį. Šiose apylinkėse žmonės įsikūrė dar akmens amžiuje. Iš kur tai žinome? Labai paprastai. Laukose ties Radžiūnais ir Paprūdžiais randami akmens kirvukai. Valdas Eirastų kaip tik tokius surado šį rudenį Čerkausko laukose. Smėlinkoj prie Jurgiškio ežero, kur išteka Suosa, taip pat randami akmens kirvukai. Štai tokie. Matome, jie yra gan seni. Seniausia kaimo gatvelė štai ši, kurią dabar matote. Ji gatvinio tipo, kuri čia senovėje vadinta Ulyčia, nuo rusų kalbos žodžio ulica. Namai buvo statomi mediniai, namo galu į gatvę, kaip kad ir šis Kubiliaus namas. Už jo stovėjo ūkiniai pastatai ir plėtėjo valstiečio dirbami laukai. Senųjų gyventojų užsiėmimai matyt buvo ne tik žemdirbystė. Dažna Kubiliaus pavardė sako, kad gyventa ir amatininkų. Nematekas yra didžiausia vietinė įmonė, kurioje dirba apie 30 darbuotojų. Pastatyta dar sovietmečių rudiliečių vadinama tiesiog kompleksu. Ši įmonė visiems mums gerai žinoma ir dėl puikaus kvapo, kurį pajuntame, jei ima pūsti vėjas iš rytų. Rudilėse veikia ir 3 lentpjūvės – Šoblevičiaus, Kubiliaus ir kitos. Užsakymus pjaunamos lentos gaminami augalo padėklai iš apvaliosios medienos. Mediena teikia Matulionio miško pjovimo brigados ir kitos. Dabar mes esame prie Rudilės arba Rudilių vadinamo Rudilkos upelio tvenkinio. Šis upelis davė pavadinimą mūsų kaimui. Ežeras yra upelis. Čia daug anglies. Smoke weed every day. Ką aš? Mes esame prie geležinkelio, kuris nutiestas 1873 metais caro Rusijos. Nežinau, taip. Gerai, caro? Laiko karvų